kūrinys grįžtant iš vandenų ir ūdros tokias pat kaip mes. Kuomet pradėjau kurti darbus su ūdromis, tai mane labiausiai kas pirma paveikė ir motyvavo kurti šios darbus, tai yra tai, kad aš iš tikrųjų pamačiau, kad ūdros jos elgesi kaip žmogus. Tai yra tie visi bučiniai čia pavaizduoti, mane pribloškė. Tai tas ir paskatino tokį norą parodyti visą tai paveiksluose, nes aš nelabai ieškau kažkokių tais išgalvotų siužetų, tai yra nerealistinių ir būtent pamatymas tai, kad ir gyvūnų pasaulyje vyksta tokie bendravimo pobūdžiai kaip ir pas žmonės, tai ir paskatino sukurti tokius paveikslus tam, kad atkreipti į tai dėmesį.